kas tikrai turi nešališką nuomonę, bet ant visų, kaip sakoma, komentuoja, aišku. Pabandysime interviu gauti iš Pauliaus Noviko. Ką po to veiksi? Kitas mokytojas 7-okam padeda ir matote tai. Gavo žmogus maikutę ir visi geros nuotaikos, kadangi nėra pamokų šiandien, bent jau 6-okam, 7-okam, taigi pradeda žaidimą. 7-oko kamuolys, 6-oko kamuolys, visi klykia, rėkia, azarto yra. Ir dabar yra rezultatas 9-10, ne? 7-okai laimi. Išmušė kamuolį, viskas, ataka baigta. 6-okai. Ir 7-okai perima kamuolį. Perina. Nieko gero. 7-okas, muzikantas. Bet nieko gero. Aš šokėjų, nėra pas jis. Balerinos. O tos per plonas. Visiškai kaulai tikrai. Balerinai. Yra balerūnai. Pietai ten iš viso. Vaikšto kaip lėlė. Nematei. Gaila. Neįmetė dėja. Koks rezultatas? 12-9. Įmetė jie. Ehehehehe. Gal tritaškį kada nors pataikyti. 7-okai. Čia dabar tiesiog iš rungtynių transliacijos. 13-9 laimi 7-okai. Aš pasidėjau kamerą truputį, nes tiesiog nėra vietos. Tai norisi 3-4 pafilmuoti labiau. Darosi 7-okai. Tiek, kad treneriai čiutniai galvą pataikė, buvo linksma. Na taip. Dabar truputis informacijos. 6-okai labai yra iš tikrųjų nepasiruošę, nes visiškai nerepetavo. Aš galvoju, kad ir 7-okai nėra tokie jau pasiruošę, bet dėl to jaučiasi tas skirtumas, kada 7-okai įmeta, dabar 13-9. Šiaip per klasės treniruotės, tai iš tikrųjų labai Paulius pasirodo,
Dabar 7-tokai varosi, dabar vėl 6-tokai išmušė, 6-tokų kamuolys ir įmeta. Girdit, kokie čia sirgalių mine, tai yra 11-12, 13, 11 ir taip jau gaunas. Ir iš tikrųjų Paulius dabar ilsisi ir šiaip geriausi žaidėjai ilsisi. Va, Paulius ateina, pakeičiamas jisai yra į Adomą. Na. Veiksme, taigi dar pranešiu, jeigu kas nors įdomesnė. Va, Paulius prametė Paulius, jisai iš tikrųjų labai gerai žaidžia, nesuprantu, kodėl taip yra. Ačiū. Na ir po šiokio tokio garso reportažo vėl grįžtame, baudas meta Paulius. O, Paulius! Prametė. Visi už Paulių. Metam. Paulių. Nematėt, jūs kaip supyko, Paulius, tai damn. Ir dabar tikriausiai pertrauka. Pauliau, galima pasiklausti, ir kaip jums atrodo, koks žaidimas? Blogas žaidimas, nieko nekrenta, iš pakašio pribėgime, tai nieko neįmeti. Tai vat matau. Pasą duoti, kiti nežiūri ir kamalę nesugalo. Aš sakau. Taip, labai blogas komentatorius šitas va yra, kuris klausinėja. Ir niekas mums šiandien nesigauna. Laisvi iš pakašio neįmeti. Lukas, priimsit į žaidimą, ar jau nebe? Labai abejotina, nes jisai pavėlavo 2 kelniais. Bet dabar yra lygus rezultatas, ko tikintės 3 kelnyje. Pataikyti iš pakašio ir įsivežti 20 taškų. Taip, bet jūs norite, ta prasme, tai aišku, kad norite, bet ar jūs tikitės laimėti? Tikimės, laisvai laimėsim. Aš manau, kad per antrą šio žaidimo pusę tikrai pasivys. Aš irgi taip manau. Tikit, filmuokit operatorių viską. Gerai, sėkmės. Ačiū labai už šį nuostabų komentarą. Prašom. O jūs, Lukai, prisijungęs, kaip jums čia? Nežinau, kažkaip. Prasimėtėt jau? Aš vieną pataikiau, kol kas vieną metimą. Dabar? Ir prasimėtysiu tau. Gerai. Atsiprašau, kaip jums žaidimas? Nu, matot, dabar šiandien žaidimas toks. Kol kas tai labai daugiau jaudulio negu žaidimą ir klaidų labai daug. Jaučiasi. Vaikai moka žaisti, bet kadangi varžybos šiandien, kiekviena klaida padaryta yra priešininkui dovana kažkokia. Bet ir priešininkai, ir vieni ir kiti pakankamai daug klaidų. Tai vat, matot, dabar lygus rezultatas per pusę žaidimo. Tai ko tikitės, kas laimės pagal jūs? Kurie pradės anksčiau blaiviai mąstyti, reiškia, protai jums. Tai aš manau, kad ir tie pradės mąstyti. Ačiū labai jums už komentarus. Trečias kelnys. Kaip ir antrąjį ne visą fiksuosime, bet pusiau žodžiais, pusiau vaizdais. Lukas pavėlavęs atėjo, dabar turėtų truputį prisižiūrėti. Tikiuosi prasimėtę. Prasimėtę, aišku, visi čia prasimėtę. Ir iš tikrųjų, taip, nieko gero. Visi, jeigu 13 taškų per 2 kėlinius, kurie yra 15 minučių, čia galima įmesti ir po 30 ir po daugiau. Tai, na, Paulius susižeidė, tai matote. Ir kaip patys girdėjote per interviu, jisai nervinasi, jie visi iš pakašio, negauda niekas, nes visi klysta. Labai klysta, per daug. Aišku, aš esu šališkas, aišku, 6, bet matot, kad įtampa čia. Adomas Gaižauskas meta, labai mažai. Atėmės aplinkiau.
jums šis žaidimas? Nieko gero. Na, tikri sirgaliai niekada nepalieka, kad ir toks prastas rezultatas. Iš tikrųjų, Paulius geriau metikų, žymiai geriau metikų, jeigu nebūtų. O, gavo kažkas į galvą. O, bauda. Tik kamera pražiopsojo labai puikų metimą, kuris buvo iš tritaškio zonos. Buvo. Tai Paulius įmetė tritaškį ir dabar mes antrą, manau, gal ne Paulius įmes, bet kažkas įmes. Ne, nepataikė, tikiuosi. Taip, septintokų kamuolys. Vienas aplošė mums 7. Na, metas septintokį įmetė iš netritaškio. Neįmetė 2 kartus ir visi džiūgauja keista, nes jie kartais... Traumų beveik nėra ir visi džiaugiamės, bet visi taip skistai žaidė. Na, šeštokai. Paulius įmes. Paulius įmetimo tikrai labai geras, visi džiūgauja, rėkia. Paulius tikriausiai laimingas dabar, bet kontratakuot gali. O, Adomas Gaižauskas. Suvėja tikrai. O, čia tai jau tikrai geras. Aš sakau, kažkas blaiviai mąstyti pradės taip, kaip pasakė mūsų treneris. Tai įmetė vieną baudą. O mūsų teisėjas šiandienos tai yra kūno kultūros mokytojas, bet labai gerai teisėjauja. Tu matas? Neįmetė Adomas Gaižauskas. Nežinau vardo nei pavardės. Įmetė. O taip. 13-19. Mūsų naudai. Tai yra 6 klasės. Įmetė, tai jau bus 15-19, bet vis vien mes laimim. Paulius Novikas. Tu savo, matėt, bet visi nesiaudrina, visos panos nori Paulius šiandien. Ai.